Tik 4 statramčiai, duslintuvas yra išvestas ties statramčių, tai kai sėdi viduje, iš tiesų matomumas yra puikus. Ergonomika yra puikiai, prietaisų valdymas, neturiu nusiskundimų jokių. Žiauriai patogi keleivio sėdynė. Sėdynė orinė, reguliuojasi visas pusės, amortizuoja irgi į visas pusės, tai viskas puiku. Galima iš komforto įrangos iš tiesų galima pažymėti netgi audio sistemą, kuri groja puikiai, kadangi traktoriuje akustika gera. Variklis 4 cilindrų, Common Rail sistema, kas yra labai gerai. Po garantiniam laikotarpiu jūs galite nuvažiuoti į motorį ir užsičipuoti iki daugiau arklių, negu jums reikia. Tai vėlgi yra labai geras techninis sprendimas, Power Shift greičių dėžė, kuomet dirbant jums nereikia spaudžiant sankabos, norint perjungti poweras. Yra 3 režimai, kiekvienas režimas turi po 8 poweras. Jūs galite pasijungti automatinį režimą, kuris automatiškai nuo traktoriaus apkrovos jums arba didins, arba žemins poweras. Jeigu pafilmuotumėte iš šito kampo, matosi, kad jis yra krumplinės sistemos. Tai jis neturi kryžminių sujungimų, kas leidžia šitam tiltui dirbti pilną apkrovą, pilnai susukus ratus į vieną pusę. Reikia pažymėti dar kelis privalumus, tai yra priekinio tilto blokiruotė, kuomet jūs galite užblokuoti ne tik galinį diferencialą, bet ir priekinį. Ir B-Speed funkcija. Tai yra susukus vairą tam tikrų kampų, priekinis tiltas pradeda suktis 1,5 karto greičiau. Aš visada galvojau, kam reikalingas šitas sprendimas, bet iš tiesų Arent yra nuostabus pasirinkimas, kadangi jūs važiuojate, pasukat vairą ir jūsų traktorius tiesiog užsisuka į vagą. Iš pradžių aš planavau naudoti paprastą 4 korpusų nevartomą plūgą, bet nusipirkau ir plūgą 4 korpusų vartomą, sakiau, išbandysiu, pažiūrėsiu, kaip seksis traktoriui susidoroti su juo. Ir iš tiesų puikiai. Puikiai plūgas sunkus, sveria toną 700, bet traktorius puikiai kelia, verčia, traukia be jokių problemų. 2 mygtukai ant purvasargio. Tai yra elektrohidraulinis keltuvas, galinė 3 taškų sistema, kurio lengvai galite naudotis išlipdami iš traktoriaus. Trečios kategorijos 3-taškį sistema. Kiekviena turi po savo spiną, tiek centrinė traukia, tiek šoninės ir jūs lengviausiai užsikabina darbinį padargą. Lygiai taip pat išoriniai keliamieji cilindrai, kuriuos ne tik lengva prižiūrėti, bet jie ir kelia daugiau negu 5 tonas. Toliau, kaip ir minėjau, kaip ir gale, taip ir priekyje 4 papildomi LED žibintai, 2 švyturėliai ir duslintuvas išvestas ties statramčių, tai kai jūs sėdite ir vairuojate traktorių, jums netrukdo matyti bendro vaizdą.